Karolina, tu matei savo veidą? Tu matei savo veidą? Kaip tu gali, kas tave žiūri? Sveiki visi, ir šiandien filmuoju naują video ir niekas lietuviškam YouTube'ai dar nedarė tokio video. Čia yra toks puslapis Roast Me. Čia nusifotkinė su šito lapeliu, įkeli savo fotkę ir tave žmonės gali roastinti, kepti, griežtai kritikuoti. Tavo nuotrauką, tavo išvaizdą ir pažiūrėsim, kągi užsieniečiai ir kiti žmonės galvoja apie mane, apie mano veidą. Jie nežino nieko daugiau iš viso apie mane, tik apie mano veidą. Ir jie mato tik va šitą nuotrauką, jie daugiau nieko apie mane nežino visiškai, tiesiog visiškai jokio outside story. Tai va, aš nusifotkinau, čia praktiškai tokia pati fotkė, nes tai aš degsiu, viskas čia degs ir YouTube'as matys, kad mane užraustins visi. Aš nesave užraustinsiu, mane užraustins nepažįstami žmonės, su kuriais aš nieko bendro neturiu, bet deja, šį kartą turėsiu daug bendro. Tai va, šitų raustų aš nemačiau. Mes iš tikrųjų jos papostinom tą fotkę seniau, kol atvažiavom namo. Kol atvažiavom namo, mes gavom daug raustų ir matysim, ką žmonės mano apie mano veidą. Pradėkime. Tu atrodai kur kas geriau su barzda. Kaip aš atrodžiau su barzda? Nežinau, ką tai turėtų reikšti, ar žmogus mane matė su barzda ar ne, bet okei. Kas toliau? Vyrukas su ilgais plaukais? Ar mergina, kurie atrodo kaip vyrukas su ilgais plaukais? Ačiū. Taip, žinau, kad aš kartais atrodo kaip vyrukas su ilgais plaukais. Net jeigu plaukai yra surišti, mama beje šukos nedarė. Aš relateinu, aš tikrai dažnai man tas sako. All around me are familiar faces, worn out. Tavo subinė tiek plati, kaip Amerikos lygumas. Kai tu bezdi, tu gali pradėti tornadą. Šiaip mano subinė yra vis gera. Lengva. Tornado, žinai, tie sugriauti namai. Tu atrodai, tarsi tu nemėgsti vyrukų, nes tu kažkada tokiu buvai. Iš tikrųjų, šitas užgavo. Čia širdis. Man atrodo, kad aš po kitų komentarų jau išeisiu, nes čia jau per daug. Tipo, aš esu vyrukas, kuris yra trans, pasikeitė ir dabar tas vyrukas negėjus, o aš tipo kaip vyrukas, kuriam patinka mergin, tipo, kad aš trans lesbietė, neaišku, kas aš esu. Ar tu vis dar keitėsi, ar čia tavo galutinė forma? Iš tikrųjų, nežinau, kad aš keičiuosi, nes aš dar augu, bet jaučiu norėjau įžeisti, kad aš, tipo, čia mano final stage, kad aš netobulėjau. Bet šitas neužgavo. Čia tiesiog tiesą pasakė, tai. All around me are familiar faces, worn out. Tu atrodai, tarsi tu prisijungi prie drabužių kulto. Tipo, visa juoda ir taip. Bet čia net neraustas. Čia komplimentas. Ja. Visi mato tik mano veidą, tik tai, kas nuotraukoje, bet jei niekas nežino nieko apie mano personality. Tu atrodai kaip bloga rusiška versija jos. Jos. Nežinau, kas čia tokia, bet, tipo, aš blogai atrodau. Bloga jos versija. Bet iš tikrųjų panaši, mes mečinam. Aš gal pritam gyvenime buvau ta Ronda, Ronda moteris kažkokia. Nu ką, toliau turim. Kol kas neužgavo širdies daug. Toliausias atrodyt kaip trans, kai baigsi šitą madą. Ne. Aš toliau atrodys kaip trans. O Jėzus Marija. Degs mano širdis. Man ir vėl, žmogus va ten ieško ir tipo, kažkas ten ir vėl. Tavo mama yra Triple H, tavo tėtis yra Spirit Level, tavo nosis yra Toro Kuvalda.
Šis neužgavo, nes pasakė tiesą iš tikrųjų. Aš galvoju, tu esi Norvegijos kalėjimo už tai, kad sušaudai tuos Islandijai. Tipo, bet pagal nuotrauką, žmonės neturi ką pasakyti, tiesiog neturi ką pasakyti. Iš kur esu žinojau? Jeigu žodis ble taptų žmogumi. Tipo, ačiū, kad, žinau, kad ta nuotrauka nebuvo grožio maketas, bet aš atrodžiu, kaip atrodau visada. Gaila, kad žmonėm nepatiko. Gal kitą kartą. faces, one Kada Haley Joe Osmentas neteko savo svorio? Čia komplimentas iš tiesų. Čia aš. Bet jeigu matytų kitas mano nuotraukas, matytų, kad dar labiau, dar panašesnė šiaip esu į tą, koks jis vardas? Rodžeris. Ta Honda? Adaho. Honda. Honda. Atrodo, kad naciai nenušovė vieno blogo Lenko. Lenko. What the fuck? Iš kur žino, kad aš Lenkė? Iš kur? Pagal mano veidą? Ar išraišką? Ar foto? Ar kaip aš... Iš kur žmonės žino, kad aš Lenkė? Dar kartą kartuoju, aš kiliau tik nuotrauką, jokio aprašymo, tiesiog prašiau, kaip mane paraustintų. Žmonės, mes turim talentų internete. Gerų talentų iš tikrųjų. Skrylekso vaikas. Ir vėl mane lygina su Skryleksu. Čia per vieną vlogą su Sandra aš atrodžiau kaip Skryleksas, mane visi lygino. Ir net kartą man mergina parašė vieną į Facebooką, tu panašiai į Skryleksą. Ir čia pasirodo, aš iš tikrųjų panašiai į Skryleksą. Aš iš tikrųjų panašiai į Skryleksą. Matot? Net aš užsidėjau akimis ir girdžiu tą fono muzikėlę taip stebint. Arba normalus pilietis iš Danijos, arba keistas amerikietis. Tipo, nes aš balta, tipo, Danai iš tikrųjų jie blondinai visi, ne? Visai Val Kilmeris nesensta. Iš tikrųjų, aš esu visų šitų žmonių mišinys. Bet manęs taip nežeidžia, nes kai mane lygina su visai garsiai žmonėmis, tai aš pasijaučiu garsi. Geriausias dalykas, kurį tu dabar turi, tai tavo amžius. Blogiausias dalykas, tu atrodai kaip mano santechnikas Dmitrijus. Bet iš kur jie Dmitrijų ištraukė? O tai Dmitrijų irgi 17? Ačiū, kad žiūrėjote nuostabų video, su jumis buvo Karolina, čia mato mano kanalą, čia 2 mano paskutiniai video. Išlikite sveiki, būkite faini, sekite mane per Facebooką, Instagramą ir kitus social media dalykus. Iki! Jau niekas, nes ta prasme, plieva. Dūchė. O, tarpu komanda.